hearts do shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Is it all you need to feel this heat? To feel like everything's all that you dreamed? Is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? Kibirkštis yra kibirkštis, yra solidi komanda, kuri turi nemažą patirtį. Aišku, ne ta komanda, kuri buvo praeitais metais, bet su ja reikia skaitytis. Tai ir parodė, kad pirmas kėlinys buvo gan sunkus, kol mes srikiavom, kol mes padarėm tą, ką mes buvom nusprendę. Ir dėka geros gynybos, gero puolimo mes sugebėjome per antrą kėlinį susidėti tą saugų taškų kraitį, ir kurį mes praktiškai išlaikėm iki rungtynių galo. Ar apskritai tikitės rimto pasipriešinimo šių metų Lietuvos moterų krepšinio lygoje, nes kol kas panašu visos rungtynės laimimos tikrai įtikinamais taškų skirtumais? Patikėkite, tikrai kiekvieną komandą reikia gerbti, ir rodo faktai. Žalgirio rungtynės rodo prieš turkus, parodė, kad atrodo ir favoritai buvo. Turkai buvo, Žalgiris paėmė ir laimėjo. Čia reikia gerbti kiekvieną komandą gali parodyti charakterį, o moterų krepšinėje dažnai būna ne taip, kaip tu galvoji ir kaip tu elgiesi. Yra sėkmės faktorius, yra nusiteikimo faktorius ir daug kitų. Intriga, aš manau, Utenos komanda intrigos neturėtų būti Lietuvoje jokios. Su tokio sudėtimi jam neturėtų būti intrigos jokios. Aišku, mes kabinsimės visi ir mes be abejo tobulėja tik tada, kada žaidži su stiprią komandą. Ne tada, kada žaidži su silpnesne. Ir be abejo norėsim nugalėti kiekvienas rungtynės. Ir manau, kiekviena komanda norės nugalėti. Bet turint sudėtyje 6-7 žaidėjas, aš manau, mes, jeigu rinktinė galvoja apie olimpiadą, aš manau, tai neturi būti tikslas LMKL-as, tai yra tikslas Eurocupas. Ten yra rimtesnis krepšinis. Čia, jom, aš manau, jeigu žais pilną jėgą, visi tie žmonės, kurie žaidžia rinktinė, jiem neturėtų sudaryti labai didelių problemų. Be abejo, kiekvienas norės laimėti, tai yra, bet meistriškumo lygiai jos yra aukščiau šiuo metu, meistriškumo lygiai. Nes yra žaidėjos, kurios turi Eurolygos patirties, kai kurios net 10 metų ir daugiau, tai aš manau, daug ką pasako. Mes kuo pasakyti negalim, be abejo, bet mes esame ateities žaidėjus. Mes esame ateities žaidėjus ir mes tam dirbam ir mes kantreisim į priekį. Ir aš net nepasakyčiau, kad rungtynės buvo mūsų blogos. Taip, antras kėlinys, kur neužpuolėm prieš aikštę. Taip, pritrūko mūsų užsieniečių, kurios truputėlį sudėtingiau jom prieš aikštę pulti. Bet mes turim dar laiko daug.